Apgamai yra toks odos darinys, kurie mums tinka, jei yra mūsų nuomonė tinkamoje vietoje. Jei atvirkščiai, mes norime kuo greičiau apgamais atsikratyti. Tačiau medikai patarė prieš tai pirmiausia pasitarti su jais, o apgamų šalinimo būdų yra labai modernių. Gydytojai dažnai sako, kad būtų naudinga ir sveika karts nuo karto ateiti ir parodyti gydytojams visus savo apgamus. Ar yra tiesos šituose žodžiuose? Aš manau, kad tai tiesiog būtų būtina, ypatingai tiem žmonėm, kurie yra rizikos grupėje vadinamoje. Tai yra labai baltaodžiai, strazdanoti, tai yra tie, kurių giminėje ar šeimoje jau yra buvę odos vėžio atveju, tie, kurie turi labai daug apgamų, tie, kurie savo gyvenime yra turėję nors kartą nudegimų saulėje iki pūslių arba iki labai itin raudonos odos. Tie, kurie dažnai važinėja į šiltuosius kraštus mėgauti saulę, na ir bendrai bet kuriam žmogui, kuriam kilo įtarimas dėl kokio nors odoje esančio darinio. Nes kartais nebūtinai tai turi būti pigmentinis darinys ar apgamas, tai gali būti darinukas panašus į spuogelį, su užsidėjusiu šašeliu, tiesiog neužgyjantis kiek ilgesnį laiką ir signalizuoti apie odos vėžį. O žmogui tai atrodo, kad ne apgamas, tai tiesiog, elementariai kažkas tai odoje atsitiko, spuogelis, pūlinėlis ar panašiai. Todėl tikrai ypatingai artėjant saulėtąją metų laikui, manau, kad tai būtų labai aktualu visiems, jau labiau, kad tai tikrai daug laiko neužima, o labai įneša daug aiškumo. Ką turėtų žinoti žmogus, nusprendęs pasinaikinti apgamą? Žmogus nusprendęs pasinaikinti apgamą, manau, pirmiausia turėtų suvokti, kad apgamų yra labai įvairių, labai daug rūšių ir tikrai ne kiekvieną apgamą reikia šalinti ar naikinti. Žinoma, tai gali slėgti estetiškai, psichologiškai, tuomet reikia tartis su gydytoju, tiesiog ką tokiu atveju daryti. Ar tokį apgamą tikrai galima šalinti lazeriu, o galbūt jį reikia išpjauti, o galbūt jį reikia tiesiog palikti kaip tam tikrą savo aš detalės. Jūs sakot, reikia pjauti arba naikinti lazeriu, visi aišku tikriausiai nori lazeriu tą dalyką atlikti. Visada lazeris skamba labai ypatingai. Atrodo, kad jisai gali daryti stebuklus ir iš tiesų jisai galbūt taip ir gali daryti, jeigu jį naudoji teisingai, tikslingai ir žinai, kokio rezultato tu tikiesi. Tačiau, kadangi apgamai gali būti įvairūs, kaip aš sakiau, gali būti kraujagysliniai, gali būti pigmentiniai, gali būti tiesiog iškilus tarsi odos burbuliukas virš odos. Įgyti, galų gale vienam žmogui gali atrodyti, kad tai yra apgamas, o tai gali būti pirmas signalas, galbūt tai yra odos vėžys. Todėl tikrai ne kiekvieną apgamą mes šaliname lazeriu. Ir visada prieš šalinant lazeriu turiu labai gerai suvokti, kad pašalinus apgamą lazeriu tu jo ištirti ir tikrai įsitikinti, koks jisai yra, jau nebegali, todėl turi būti užtikrintas, koks tai buvo apgamas. Tam yra aišku metodikos specialios, tam yra sukurta ir aparatūra, kuri leidžia giliau išnagrinėti, kaip dėstosi pigmentas odoje, ką jisai gali signalizuoti. Ar mes tikrai galime šalinti tą apgamą, kurio žmogus jau kaip ir nenorėtų dėl estetinių sumetimų lazerių. Tam yra naudojami dermatoskopai, būtent pigmentinių apgamų stebėjimų dermatoskopai. Ką tai reiškia? Tai reiškia specialios šviesos pagalba. Mes tarsi padidinamųjų stiklų galime pamatyti tą pigmento išsidėstymą odoje. Ir pagal tam tikrus požymius, juos sumuojant, mes galime pasakyti, ar tai yra tikrai, tiesiog apgamas, kaip grožio elementas ar detalė, ar tai yra tas apgamas, kuris ateityje gali kelti tam tikrų problemų, galbūt tai yra atipinis apgamas. Ir mes tokiu atveju, to atipinio apgamo tikrai niekada negalime šalinti lazeriu. Mes turime jį arba sekti, arba jeigu daugiau įtarimų, kad tai gali signalizuoti apie tikrai apgamą tą, kuris kelia baimę suvėžėjimui, tapti rimta problema, tai tada jisai yra visuomet išpjaunamas. Išpjovus mes galime gauti atsakymą, ar mes buvome teisūs. Dermatoskopai gali būti įvairūs ir šiuo metu Baltijos Amerikos klinikoje yra CScope, kur pats žmogus, pacientas gali matyti vaizdą kompiuteryje, ekrane, padidintą žymiai, kur yra matomos visos detalės, kiek apgamas yra peraugęs, kokia yra jo kraujotaka, kaip jis yra giliai, kokia yra rizika. Ir mes galime būti teisūs patys prieš save ir prieš patį pacientą. Žinoma, medicina nėra viskas, kad 100%, bet vis dėlto tai yra teisingiau, negu man nepatinka apgamas ir aš noriu jų šalinti lazerį tiesiog šiaip iš akies.
Na, kokie būtų bendrai privalumai, sakysim, šalinimo lazerių, o ne tiesiog kažkokiu kitų metodų? Lazeriu mes galime šalinti apgamus, kurie būtent nekelia grėsmės sveikatai, kurie yra estetiniais sumetimais mums nepatinkantis, kurie yra šiek tiek iškilę virš odos. Kodėl iškilę virš odos? Todėl, kad mes galime juos labai gražiai, be jokio randelio, nušlifuoti iki odos paviršiaus ir gauti maksimalų estetinį vaizdą, ko ir paprastai yra siekiama, jeigu tas apgamas yra šalinamas būtent estetiniais sumetimais. Šaliname lazeriais taip pat apgamus tie, kurie, pavyzdžiui, yra toje vietoje, kuri šiek tiek mechaniškai traumuojama, dažnai jisai užkabinamas yra. Taip pat lazeriu galime šalinti ne tik apgamus, galime šalinti įvairiausius darinius odoje, gerybinius darinius, kaip pavyzdžiui papilomas, įvairiausias odos išaugas, įvairiausius riebalinius darinukus. Žodžiu, visa tai, kas yra virš odos ir yra nekeliantis grėsmės sveikatai, gerybiniai odos dariniai, kaip mes juos vadiname, grožio sumetimais mes labai gražiai galime juos visus pašalinti lazeriu, nušlifuoti lygiai su odos paviršiumi. Daugiau informacijos apie apgamų priežiūrą ir šalinimą sužinosite užsukę į Baltijos Amerikos kliniką įsikūrusią Vilniuje, Nemenčinės plente 54A.